Gerbėmieji, iš tikrųjų ypatingas toks jausmas asmeniškai ir aš labai jaučiu didžiulį dėkingumą ir įvertinimą ir už tą palaikymą, už tą galimybę siekti Lietuvos Respublikos prezidento posto. Kaip ir gerbiamas Saulius minėjo, tie pasirinkimai, kuriuos aš dariau gyvenime, jie buvo įvairūs. Kažkur važiuoju studijuoti, kažkur važiuoju dirbti, bet visą laiką tikslas yra vienas, kad tu visą laiką sugrįžti namo, sugrįžti čia, kad galėtum iš tikrųjų padėti kurti stipresnę, saugesnę, turtingesnę galiausiai Lietuvą. Bet, kaip ir žinome, prezidentas mes nesame prezidentinė monarchija kažkokia, tai nesame prezidentinė valstybė, mes esame parlamentinė demokratija. Ir čia tas darbas, tas sugebėjimas dirbti, išgirsti ir sukviesti visus šalia yra pats svarbiausias. Ir aš tikiu, kad ta ir politinė kultūra, bendradarbiavimo kultūra, patirtį iš visų tų institucijų, kurias gerbiamas Saulius paminėjo, labai iš jų galėsiu atnešti čia. Ir tik tai su jūsų visų pagalba, tik kartu, manau, galime tą padaryti, kad sukurti saugesnę ir galiausiai turtingesnę valstybę visiems mums. Paminėjau mano 3 vaikus, bet visų mūsų vaikai, anūkai ir visi piliečiai, ateities kartos. Mes turime didžiulę atsakomybę. Geopolitiniai iššūkiai yra ypatingai didžiuliai. Ypatingai didžiuliai ir juos mes jaučiame gal viduje, bet iš išorės. Tai mus labai aiškiai mato, kaip mes nesutarėm, kaip mes nesugebėm bendradarbiauti, kaip atvažiuoja NATO generalinis sekretorius, susitinkame su prezidentu ir premjeru vienam kambaryje, vienas į kitą negali pažiūrėti. Viskas matosi. Galvojame, kad mes čia viską nuslėpsime ir kad nesugebėme bendrabiauti, nesugebėme sutelkti visuomenės, viską mato ir po to galimai tai kenkia Lietuvos interesui. Tai to aš tikrai, tą turime išvengti, tą turime pataisyti ir manau visi. Aš manau, kad šiandieną prasideda naujas etapas, kuris teikia vilties pakeisti šią nebendradarbiavimo, skaldimo, susipriešinimo, vengimo priimti sprendimus, ką matome dabar Seime ir vyriausybėje, kultūrą mūsų šalyje. Ir tik kartu, manau, galime pasiekti visą tai. Todėl dar kartą ačiū gerbėjim kolegos, aš pasirengęs dirbti su visais, kiek reikia, kada įmanoma, visada pasirengęs ir iš tikrųjų eiti iki pergalės. Tai ačiū Jums labai.